malonu matyti tiek daug susirinkusi į Lietuva 101 įdomiausia vieta sutiktuves. Jie jau yra ir knygynuose, bet čia toks šiltas, gražus šios knygos sutikimas. Ne vienam iškyla klausimas, tai kaip čia šita knyga atsirado, nei iš šio, nei iš to staiga, kas čia atsitiko. Mes patys esame tikrai išleidę nemažai knygų, paslaptingiausios, įspūdingiausios, gražiausios vietos, kurių nepamatęs negali numirti ir panašiai. Vienoje kitoje knygoje būna vienas kitas vaizdas ir iš Lietuvos. Tai dažniausiai Vilnius senamiestis arba kopų vaizdai. Gal dar vienas kitas, bet tikrai jų nedaug yra. Ir tiesiog ne kartą apžiūrinėdami šitas knygas svarstėm, bet Lietuva tai irgi graži. Ir tikrai ne 100 tų vietų ir tikrai jų labai daug. Kodėl mums neišleidus tokios knygos? Jeigu nebūtų gražių žmonių, kuriems kilo šitą idėją, kurie panoro ir išguldė savo visas mintis. Ir man pačiai yra tekę vartyti daug knygų ir apie 100 gražiausių pasaulio nacionalinių parkų, ir apie 100 gražiausių miestų, ir apie gamtos stebuklus ir taip toliau, ir taip toliau. Bet iš tiesų, aš pavyzdžiui irgi dabar galvoju, visa tai yra gražu, bet tai yra labai toli nuo mūsų. Ir daugeliui galbūt ir pavyks gyvenime aplankyti 1, 2, gal 10 tokių vietų, bet tikrai ne visas. Tai, kas yra šitoj knygoj, tai yra šalia mūsų. Mūsų institucija ir aš pati asmeniškai esam iš tų, kuriems sakom, kad mums labai reikia tokių knygų. Ir labai džiaugiamės, kad ne patys esame iniciatoriai, o kad yra Lietuvoje žmonių, kuriems tai rūpi ir kurie tai pastebi. Iš kitos pusės vėlgi prisimeni žmonės, kurie daug ko prisidėjo, kad būtų tos gražios vietos išsaugotos, kad būtų ką parodyti mums, mūsų vaikams, tada mūsų gyvenimas įgautų prasmę, nebūtumėm iš tiesų praėję šitą žemę ir susirūpinę tik tai savo asmeniniu gyvenimu ir asmeninę aplinką. Kada žmogus žino, kada jisai myli, tada jisai saugo ir globoja. Aš iš visos širdies dėkoju tiems, kuriems kilo šitą gražią idėją ir visiems tiems, kurie prisidėjo prie jos įgyvendinimo. Ačiū Jums. Puikiai prisimenu, kaip 2006 m. rugsėjį leidykla perdavė pasiūlymą imtis įdomybių knygos. Parašyti kažką, kam tuo metu dar neturėjom nei tikslaus pavadinimo, nei apibrėžimo. Kažką, kas privalėjo būti nauja ir patrauklų. Paprastai tariant, kažką tikrai įdomaus. Taip leidykla surado mane. Man surasti Valentiną jau nebuvo sunku. Pasirinkti vietas ir kiekvienoje jų išrinkti vieną knygos turinių svarbiai įdomią savybę, tai ir buvo sunkiausia užduotis. Taigi, habilituotas fizinių mokslų daktaras geologas Valentinas Baltrūnas yra 3 mokslinių monografijų,
3 kolektyvinių monografijų, 3 mokslą populiarinančių knygų autorius ir bendraautorius. Jis ilgametis Geologijos instituto direktorius, šiuo metu ir šio instituto mokslo tarybos pirmininkas. Profesinė Valentino Baltrūno patirtis apima 40 metų laikotarpį. Jis vienas labiausiai patyrusių Lietuvos geologų. Savo kvalifikaciją patvirtino ir 2006 ir 2007 metais, vadovaudamas mokslinėms ekspedicijoms Pietvakarių Grenlandijos ledynams tirti. Noriu iš karto prisipažinti, aš esu šiek tiek vyresnis už Vytintą, todėl ir atsargesnis. Taip. Ir mano vienas iš tikslų, turbūt pareigų, tai buvo kuo mažiau trukdyti jaunimui daryti šitą darbą. Man atrodo, kad aš to prisidėjau prie knygos sėkmės. Mažesnių trukdymų. Ir įspūdis susidarė toks, kad dar mes galim Lietuvoje be šito 100 ar 1000 dar ir 2000 surasti. Tai reikia mūsų visuomenė, mūsų žmonės, mūsų tautosakininkus, mūsų menininkus, mokslininkus tiesiog pakviesti, tyrinėti tą mūsų gamtą. O Lietuvos gamta yra tikrai to verta. Ta knyga turi būti įrodoma. Žinoma, tai ne koncepcija. Tik noriu pasveikinti leidyklą, kad surado tokius puikius autorius kaip gerbiamas Baltrūnas ir Vykintas Vaitkevičius. Jau vien vardai daug ką pasako. Ir gerbiamo Baltrūno pasakymas, kad jisai leido jaunimui dirbti, neužgožė jų savo autoritetą. Aš nebejoju, kad jisai turėjo daug patarimų, kurie buvo įgyvendinti. Ir Vykinto Vaitkevičiaus, aš nežinau kito tokio jauno mokslininko, kuris būtų ko gero perėjęs visą Lietuvą. Visą Lietuvą ir ne taip, kaip kažkaip turistai praeina. Su kastuvu ant peties, su šepetėliu, ieškant istorinių klodų, juos atidengiant ir stengiantis mums parodyti, pateikti nematantiems. Provincija tai yra šiais laikais daugiau dvasios būsena, o ne geografinė sąvoka. Ir tenka susidurti su žmonėmis, kurie atvyksta į nacionalinį parką ir sako, žinot, aš buvau ten Stonehenge, mačiau Naskos lygumų linijas, čiupinėjau Egipto piramidžių akmenis, glosčiau, bet nežinojau, kad tokie stebuklai yra Lietuvos krašte, kaip mato juodąją keramiką, kai nuvažiuoja Čepkelių raistą. Ir aš įsitikinęs, kad štai šita knyga leis, kaip sakė daugelis čia kalbančių, pažinti šitą kraštą. Nes tai, ką leidžia saugomų teritorijų tarnybos pavaldume esantys nacionaliniai regioniniai parkai, ta visa literatūra pažintinė, jinai turi labai tokią, savotišką sklaidą mažoje grupėje žmonių. Kitoje grupėje tiksliau žmonių, tikslinė. O štai ta knyga, prie tos knygos prisilies žmonės, gana pasiturintys, nežiūrint jos tokios, lyg iš pirmo žvilgsnio įspūdingos kainos. Bet aš nebejoju, kad jie įsigys ją, nežiūrint to, kaip Vykintas Vaitkevičius sakė, kad tai yra ne kelioninė knyga. Aš manau, kad leis susipažinti su kraštu, kuriame tie žmonės gyvena ir dažnai nepažįsta to krašto. Kviečiam diskutuoti, kviečiam siūlyti skaitytojus, o mes pasiryžę ir toliau leisti gražias knygas apie Lietuvą. Dar gražesnės.